Sveiki draugai, seniai nesimatėm. Atėjo laikas atnaujinti biškutį mūsų rubrikas apie galandimą. Tuo labiau, kad yra tokių visokių naujovių. Gal ne tiek naujovių, gal tiesiog dalykų, kuriuo aš dar anksčiau nesu apžvelgęs. Tai manau, kad tai gali būti naudinga visiems, kas domisi peiliais ir jų galandimu. Taigi, šiandien apžvalgoje bus štai toksai dalykėlis. Tai yra toksai ne visai galastuvas, o labiau toksai turimas po ranka, visur, kur galima paimti su savim, toksai įrankis, su kuriuo galima peilį davesti. Ne visai užgalasti, iš bėdos aišku galima užgalasti, bet labiau atitaisyti galandimą, atitaisyti kampą. Jeigu peilis pjovė ir staiga jau pradėjo čipti arba čipo, tai galima su šituo aparatu jį puikiai trumpam, sakykime, vėl atgaivinti. Tai va čia, manau, yra toks įrankis, kuris gali būti daug kam naudingas, nes kai esi gamtoje, su savim tu negali tampytis ten profesionalus įrankio arba elektrinio galastuvo, nes elektros nėra. Todėl puikiai gali praversti toksai dalykas. Taigi, tuoj aš jį apžvelgsiu, vadinasi jis Work Sharp Sharpener, Field Sharpener. Tai reiškia, tai yra toksai, pagalbinis galastuvas, toksai, kaip būna musatai, tokie įrankiai, su kurie nėra labai dideli, daug vietos neužima ir su jų pagalba galima puikiai susitvarkyti kažkur tai lauko sąlygomis gamtoje arba netgi ir namuose. Tik tai tam, aišku, reikia biškutį daugiau laiko, užpakuotas labai rimtai. Su žirklių pagalba, manau, kad mes vis tiek anksčiau ir vėliau jį atidarysim. Taigi, štai taip atrodo pats galastuvas. Tai yra tokia daugiabriaunė juostelė, kur iš visų pusių yra po vieną galastuvą. Ir reiškia, toliau aš pabandysiu ją parodyti jums ir apžvelgti, kaip jinai veikia. Tai reiškia, tai yra tokios pagrindinės dvi plokštumas, iš viršaus ir apačios. Čia matot, šitas yra šiek tiek grubesnis vienas. Manau, čia bus kokie 300-400 grytų. Yra toksai deimantinis diskelis, iš kitos pusės švelnesnis, manau, kokie 800 arba 1000. Tai realiai, kai jūs turite peilį, galima iš pradžių vieną pusę grubiai, jeigu peilis labai nusėdęs ir neima, ir po to jau davesti galima ant švelnesnio paviršiaus, ant 1000-800. Galutiniam užbaigimui yra dar odinis toksai, odinio užklijuoto juostelė. Tai čia jau davedant jau galutinai nuimant užvartą, kuris atsiranda po galandimo ant šitų dalykų. Taip pat papildomai yra keramikinis, bet apie viską bandom iš eilės. Taigi, pradėsiu gal iš praktinės pusės, turiu peiliuką, tai yra mano virtuvinis. Pjauna, bet labai sunkiai specialiai paėmiau tokį, kuris taip plius minus atšypęs. Ir dabar pabandysime per kelias minutės jį, kaip čia, neužgalasti, bet priduoti jam pjaunamąją briauną tokią, kad galim būtų su juo dirbti, o gal taip pavadinkime. Toliau, žiūrim, bandom, kaip jis naudojasi. Štai čia iš šoniukų yra tokios plokštumos ir ant jų yra parašyta 20 laipsnių. Tai reiškia, kad jeigu mes taip statom, tai yra turim plokštės tos atžvilgių kampą 90 laipsnių ir jeigu mes paguldom ant šitos ir tokioj padėti vedam peilį, mes gaunam 20 laipsnių kampą. Manau, kad tai pasirinktas neatsitiktinai, kadangi 20 tai yra toksai, gal ir kaip aukso viduriukas tarp galandimų ir medžiokliniam, ir žvejybiniam, ir virtuviniam, plius minus gali tikti. Aišku, ten yra niuansai priklausomai nuo plienų, bet kai mes esam lauke ir pasidaro beveik nesvarbu iš kokio plieno ir koks pas mus peilis gamtoje, jeigu mes turim tokį įrankį, turim peilį, tiesiog galim sekti, reiškia, šitą instrukciją. Tuo labiau, kad jeigu ranka pakankamai įgudusi, tą kampą galima ir kelti, ir mažinti, bet čia jau vėliau. Taigi, ir kaipgi vyksta tas galandimas? Paguldom peiliuką, aišku, gerai būtų ant kažkokios tokios stabilios tokios dangos, ar tai akmuo, ar tai dar kažkas, kad būtų galima išlaikyti stabilumą. Rankoj galima, bet jau čia labai įgūdę žmonės tą gal galėtų daryti. O pradžiai bandysime taip. Paimam, prispaudžiam iš vienos pusės ir paguldant ant tą plokštumą bandam išlaikyti vieną pusę. Iš garso girdisi, manau, kad iš karto jaučiasi, kad po vieno praėjimo jau yra pasikeitimas, bet iš garso girdisi, kad metalą ima neblogai visai tą deimantinę juostelę. Taigi, pabandom dar kelis kartus. Visas galandimas vyksta dažniausiai prieš plauką. Aišku, yra ten visokių specialistų, bet aš veikiu taip,
kaip įprasta, kaip dauguma galandytų. Taip, po kiekvieno šito galim tikrinti, nu va, jau šioks toks aštrumas yra, todėl jau galima apversti. Tiesiog priklausom nuo peilio būklės, jo bukumo, sakykime, tai galima atitinkamai žiūrėti, kurią pusę naudoti, ar grubesnė, ar švelnesnė. Kartais užtenka ir švelnesnės, jeigu laiku susigrebia. Nu va, garsas visiškai kitoks, tai reiškia, kad akmuo jau pasidarė švelnesnis ir jis ima švelnio. Ir reiškia, kad jau galandymas įgauna dar tokį, aštrumas jau yra. Dar galimi variantai ir ant to keramikinio, jeigu jau turite daug laiko ir noro žaistis, tai galima dar su keramikinė, nes jis yra tikrai dar smulkesnis už tą deimantinę plokštelę. Lygiai taip pat, švelniais tokiais neskubiais judesiais, esmė yra išlaikyti vienodą kampą. Nes jeigu jūs kampą pastoviai kaitaliosite, tai ir tas galandymas nebus visiškai geras. Todėl reikia šiokių tokių įgūdžių praktinių nemažai, kad išgauti tokį, sakykime, rezultatą teigiamą ant to galandymo. Va, ir dabar jau mes turim šiokią tokią pjaunamąją briauną. Ir dabar bandom paskutinis etapas, tai yra jau čia neturi didelės reikšmės atrama, tai yra užvarto nuėmimas. Jeigu iki šiol mes visus darėme judesius prieš plauką, tai yra pasitinkant tą geležtę, tai dabar mes darom atvirkščiai, kadangi čia užsiformavęs užvartas po paskutinį judesį. Todėl mes darome jau paplaukiui, taip vadinamas, tai bandome nuimti šitą užvartą ant odinės šitos juostelės. Ir tokiais judesiais, aišku, jau čia skonio reikalas, kam kiek reikia, tai nu va, pjaunamoji briauna yra, žiūrim, koks efektas. Nu va, ir viso labo, kiek čia, nežinau, kaip praėjo 2-3 minutės, mes jau turime peilį, kuris visiškai nepjovė iki tokio pakenčiamo pjovimo. Tai manau, kad tai yra visai neblogai, turint tokį nedidelį daikčiuką lauke kažkur, ypač jeigu žmogus keliauja kokius žygius ten kelias dienas, tai tas daiktas tikrai gali praverti. Toliau biškis smulkiau apie šitą dalykėlį. Reiškia, čia yra tokia svirtelė dar, kadangi su šitais plius minus viskas aišku, grubus švelnus oda, čia yra dar toksai suktukas. Reiškia, fine, tai parodysim, yra coarse berods, tai yra biškutį šiek tiek grubesnis tas keramikinis, tada fine yra labai švelnus ištisinis ir čia dar yra toksai atskiras ženkliukas, yra žvejybinis kabliukas, tai čia labai patogus toksai dalykėlis, yra tokie šitoje juostelėje padaryti grioveliai, tai jeigu jums reikia, pavyzdžiui, tokį pagalandį dalyką kaip kabliukas žvejybinį, tai galima jį tiesiog įkišti tą griovelį, kad jis nenusmuktų, tiesiog vedi ir gaunasi tas netgi kabliuko pagalandimas. Tai va toksai universalus funkcionalus įrankis. Yra skylutė virvutė, taip pat, kad nepasimestų kažkur prisirišti ar ant rankos, ar prie kuprinės. Ir dar vienas yra labai geras dalykas, pranašumas šito dalyko yra tai, kad juostelės šitos galandimo, jos yra magnetinės. Ir jas pilnai galima išimti. Va. Taigi, kai ateina laikas, aišku, jis tikrai negreitai ateis, kai jos nusidėvės, nes, tokiu būdu galandant, tai čia, tikrai labai ilgam užteks. Aš turiu tokį galastuvą mašiną, nežinau, gal 3 ar 4 metai jau eina, ir kur vadu žygio kokiam arba iškilui, tenka kažką draugams pagalandyti peilių, prašo, tai puikiai jis tarnauja ir iki šiol aš jų nesu nudrožęs. Čia yra tokie magnetai, ir ant tų magnetų, reiškia, tos plokštelės jos puikiai tvirtinasi. Viduj dar turim tokią instrukciją, tokia patrumpina, kam įdomu. Taip pat šitą vietą galim panaudoti kaip irgi kokius smulkmenėlių, virvučių, nežinau, valo, žvejybinių kabliukų laikymai. Tai va, ir jos puikiai užsifiksuojant magneto, puikiai laikosi, tai va toksai universalus įrankis. Dabar apie kainą. Kainuoja šitas dalykas berods 41 eurą, papildomos plokštelės, jeigu reikia nusipirkti, apie 16, bet kaip minėjau, tikrai labai ilgam užtenka. Tai kągi apibendrinant noriu pasakyti, profesionalūs galastuvai yra labai gerai. Jeigu yra galimybė tokį turėti, tai aišku, tokio dalyko gal jums nelabai ir reikia, bet netgi aš
save laikau tokiu specialistu, netgi aš tokį dalyką turiu, kadangi nežinai, kada tau gali prireikti to galastuvo. Visą laiką su savim tampyti aš neturiu galimybės, visą dėžę su akmenim, su alejukais, su įrankiais, su užspaudėjais. Tai tokį dalyką manau, kad pravertų turėti visiems. Taigi sprendimą toliau darykite patys, nes čia aš tokią bandau padaryti, objektyvią apžvalgą, sakau, daiktą tikrai pats naudoja ir tiems, kas nemėgsta užsiimti, gal, kai būna medžioklė, kad turi išdarinėję, sako klientai, kartais ten 20-30 tų gyvūnų, kažkoks didelis būna medžioklės, tai sutinku, kad vienas peilis net laikys tiek. Tai toks pataisimas puikiai gali būti tikrai 100 kartų geriau už Fiskarsą traukiamą. Čia mano asmeninė nuomonė, tikrai nenoriu nieko blogo pasakyti, tiesiog yra žmonių, kurie jos mėgsta. O aš manau, kad šitas dalykas šiek tiek yra toksai rimtesnis, profesionalesnis ir tinkamai išmokus su juo dirbti, bus puikus pagalbininkas jums, o svarbiausia, saugos jūsų peilius ir leis jums pilnai išnaudoti jūsų peilių brangių metalų, brangių geležčių potencialą. Tai kad žiūrėkit, jeigu buvo įdomu, aš labai džiaugiuosi. Sėkmės visiems, aštrių peilių. Iki.